Labadiena mokiniai ir visi, kurie žiūri šitas pamokas. Bandysime dabar daryti ciklą pamokų, aiškintis apie Gmail pašto įrankius ir jų tarpe, kaip galima Gmail pašte dirbti Wordo, panašiai Wordo teksto redaktoriumi arba skaičiuoklę rasti ar PowerPoint'o analogą. Pažiūrėkime, ką Gmailas turi. Taigi, atsivertus Gmailo paštą, mes matome dešiniai pusėje tokius kvadratukus. Ne? Va čia, va atrodo. Tai paspaudžiam ant jų ir įsirenkam Drive, kietasis diskas. Čia tarp kitko galima ir dėti savo medžiagą, bet kokią informaciją, bet kokią. Galima trinti ją įvairiai. Va, aš pademonstruosiu, va, kaip trinu, ne, sakykime. Galima atsisiųsti, pasidėti darbalaukyje. Patogus įrankis, labai gera turėti tokią viską internete, ypatingai kada įsivalome kompiuterius ar ką susidėti, labai patogu yra. Taigi, mes tokia aplinka įėjame į Drive ir dabar My Drive paspaudžiame ir randame tokius įrankius Google Doc, Sheets, Google Slide. Da, aišku, daugiau yra Forms, piešimo, Drawing ir My Maps. Tai šiandien aiškinsimės apie teksto redaktorių, Google Docs. Štai atsiveria toksai dokumentas. Mes matome labai panašu kaip į Word'e. Visas išdėstymas, tie, kurie dirbo su 2003 metais Word'u, tai jiems labiausiai tas primins. Va, matome, kokie įrankiai yra, kokios informacijos yra kaip, ką galima daryti. Net void skipping, va, įrašas yra galima įrašyti. Na ir dabar pabandome kažką tai parašyti. Taigi, pabandome parašyti, sakykime, dar čia. Yra, va, čia matot, lygiavimo įrankiai, didesni įrankiai, kaip sakant. Na ir pabandome parašyti, sakykime, pamoka. Pamoka. Teksto redaktorius. Pažiūrėkime, ką galima padaryti su teksto redaktorium. Nukopijuokime. Jeigu nepermetam, tai... Taigi, mes dabar daugelis dirbė su Word'u, tai tiesiog pažiūrėkim, ką galėtume padaryti. Sakykime, pirmo sakinuko, ar mes galėtume, matome, kad galime šriftą pakeisti. Pabandom šriftą pakeisti. Time New Roman yra. Nu va, Time New Roman galima, ir tradiciškas yra 12, ne? 12. Toliau, kitas yra, mes galime matyti raidės spalvą pasikeisti. Galim spalvą pasikeisti. Pasikeičiam spalvą. Toliau galime padaryti su headingais, tai yra didesnis, mažesnis, ne? Galim iš karto priskirti. Toliau, ką galim dar padaryti? Paieškome kokių įrankių. Format, linijos pabraukimas. Ir čia buvo linijos pabraukimas. Tas pats įrankis. Toliau pažiūrim, ką dar iš format galima čia pasidaryti. Pakelti galim, dydį padaryti, lygiavimą. Galima puslapį suskaldyti į daugelį dalių, iškirpti. Spelling galima padaryti, pabandome spelling. Nu ir... Matot, ir pakeitimą padarė, ne? Atstatome, sakykime. Taip, galime išjungti mūsų liniuotę ir įjungti. Ką galima dar padaryti? Jungiame procentus, galim pasidaryti.
galima formulės parašyti, pabandom formulės pažiūrėti, kaip formulės rašosi. Na va, formulytės. Ką daugiau gali pasiūlyti? Kryptis gali pasiūlyti, gali duoti mums, kad mes pasirašytume A ir B lygtį. Ten galima skaičiukas pasikeisti. Čia, sakykime, yra informacija. Toliau, ką čia mes dar galim padaryti? Word count įrankis. Puslapių skaičių galim suskaičiuoti. Table galima įkelkime lentelę. Įkelkime lentelę. Čia lentelėje užrašykime eilutės numeris. Čia vardas, sakykime. Vardas. Ką galim čia dar daryti? Galima kraštus panaikinti arba pridėti. Ką galima su lentelė dar padaryti? Pažiūrėkim, ką su lentelė galėtume padaryti. Komentuot galime. Tools. Ką galima su lentelė padaryti? Script editor yra įdomus įrankis. Script editor galima programuoti. Galima paprogramuoti kažkokius veiksmus. Galima paprogramuoti. Įrašyti yra. Va čia įdomus įrankis. Toliau, ką dar galėtume pažiūrėti, kokie yra. Galima lentelę ištrinti. Ką galima su lentelė? Galima su lentelė į viršų, į visus šonus vienu žodžiu terpti, galima ištrinti bet kurį šoną, bet kurią vietą. Taip. Ir lentelės galima parametrus keisti, spalvas keisti, spalvų fonus galima keisti, galima lentelės langelio parametrus keisti. Sakykime, tiek. Galima vidų pakeisti, ne? Vidų mes pakeitėme, spalvas uždėjome, ne? Spalviname iš table properties. Čia spalvinimas, mes, sakykime, kraštus apeikim raudonai, ne? Įrankių kaip, gal turbūt panašu, gal daugiau į užrašinės būtų įrankius. Yra link table, charakter, puslapių numeravimas yra, puslapių skaičiavimas, yra užrašymas antraštės yra, vadinami headingai, parengė, sakykime, ir datą galima nurodyti. Tokia apžvalga. Ir dabar išsaugokime tą dokumentą. Kaip išsaugoti reikėtų? Tai aišku, čia spausdinti galima, o dabar išsaugoti, viską galima ir diske išsaugoti, čia iš karto diske galima išsaugoti. O galima ir išsiųsti. Išsiųsti tai download. Galima kaip ir puslapį, kaip web publikuoti. Dar kalbą čia galima nusistatyti, ne, kokią kalbą. Bet, sakykime, galima išsiųsti kaip Wordinį dokumentą, kaip OpenOffice dokumentą, kaip išsaugoti
PDF formato, labai geras PDF formatas, praktiškai, jeigu neturi Wordo, šituo PDF saugok ir bet koks, reiškia, priims. Užrašinės formatas yra ir tinklalapio HTML formatų galima išsaugoti. Tokie pagrindiniai tokie dalykai. Pabandau, kaip Word čia įsaugotų. Wordo dokumento. Paspaudžius, jokių veiksmų nevyksta, jisai dar žiūri, skaičiuoja, daro gal kažką tai, matosi, kad sukasi, bet va, dar čia kažkokie vyksta dalykai, kurie mums neaiškus, ir va, išsisaugojo, tiesiog į mūsų kompiuterį įsisaugojo, ir vieną kartelę, kitą kartelę mes visą dokumentus matom. Ir iš karto atidaro Wordinių failų. Kadangi Wordas pas mane yra kompiuteryje, tai ir matote, kaip jis gražiai atsidaro, viskas tvarkingai. Taigi, ačiū šią pamoką, mes susipažinom su užrašinės ir su teksto redaktoriumi Gmailo elektroniniam pašte.